Mums, suaugusiems, sunku atskirti realybę nuo dirbtinio intelekto retušuotų nuotraukų. Todėl negalime tikėtis, kad vaikai sugebės patys kritiškai vertinti turinį. Būtent todėl turime lavinti vaikų skaitmeninius įgūdžius. O kaip tai padaryti? Kalbėti su vaikais apie saugumą internete, mokyti juos atskirti tikrą informaciją nuo netikros, mokyti atskirti, kas tai yra reali tapatybė ir kas yra virtuali tapatybė. Kalbėtis apie informacijos dalymas internete ir galimas pasekmes, išmokyti vaikus atskirti, kad internetas yra ne privati, o vieša erdvė, supažindinti su archyvais, kuriuose lieka jų pasidalinta informacija ir formuoti suvokimą, kad bet kokia pasidalinta informacija gali pasiekti tėvus, mokytojus ar kitus asmenys. Supažindinti vaikus su skirtingomis tapatybėmis skirtingose aplinkose. Kokie mes darbe, kokie mes namuose. Taip padėsime vaikams suvokti, kad namai tai privati asmeninė erdvė, o tai, kas internete, viso pasaulio informacija. Ir nesvarbu, kaip mes ją saugosime. Yra tikimybė, ta informacija pasklis ir mes negalėsime jos suvaldyti. Žinojimas, kas vyksta skaitmeninėje erdvėje, gali padėti vaikams jungti kritiškesnį mąstymą ir kartu taip mokome vaikus prisiimti atsakomybę už savo elgesį internete.